priekį, nieks nelenkia. Čia iš anksto kažkodėl tos informacijos nerodo. Tai ar jie čia turi omeny, kad paskiau dar gali persirikiuoti, ar kaip? Ne viską iš karto taip puikiai sutvarko. Bando kaip geriau, bet gaunasi kartais geriau, o kartais nesigauna geriau. Tai jame greitai gana važiuoja, bet iš čia dar pusėtinai, čia dar perėja yra, dar ten pakankamai toli, matot. O vat iš nuo Maksimos, kai atvažiuoja, tai ten reikia išlaukti gerą tarpą ir taip energingiau įvažiuoti, nes kai patlėkia, jie jau viršydami greičio paskui negali sustoti ir atsitrenkia ir jau jeigu sankirtoj, tai lieka kaltas tas, kuris įvažinėjo, nes duot kelią turi. Tas sankirtas svarbu pravažiuoti, o jau paskui jeigu galą atsitrenktų, jau paskui jau tas paprastai kaltas, nes jau visai viršydamas greitį iš paskos, jeigu nesilaiko atstumo. O truputėlį padidinam kamštį mieste. Nieko, reik mokytis. Turėtų tą infrastruktūrą vystyti už miesto toliau, bet kažkaip kaip Olandijai labai gražiai išdėstyta, čia visi susikoncentruoja, bet verslui tai geriau koncentracija. Visi į vieną vietą susigrūda ir problemos atsiranda. Jau virš 50 000 jau neekologiškas darosi miestelis, nes jau kamščiai prasideda visokios problemos. Nes vingyje reikiuoti sudėtingiau, nes tada dar turi sekti akies kraštų tą priekį važiuojantį, kad nepastabdytų. O kai tiesiog atkarpoji, tai biškai lengviau pamatyti. Ir iš anksto kažkaip geriau. Jo, iš anksto geriau. Tiesiog atkarpoji žymiai lengviau negu pačioj sankryžoje. Ten jau ženklas rodo, kad pirmą tik išvažiuoti, jau ten persirikiuot, jau jiem iš tikrųjų problematiškai, o mums tai dar toks moksleivis turbūt ateis. Ir dar tilpsim paskui, ja? O tai mums čia rodys ir galėsim ir ratu važiuoti šitą juostą. Bet ten paskiau reikės dar kairesnės juostelės, nes paskiau ją nuveda ten į Taikos išvažiavimą kitą. Tai priklauso nuo situacijos, galėsim arba iš karto į tą kairesnę, arba ten važiuodami. Tik vat irgi numatyt, matot, ten pėsčiųjų pastabdė, kad jau čia lėksiu, o čia sustabdo. Kaip minėjau,
tas svarbiausia ta mergelė dar priekį. O kai nuvažiuojat, tada jūs privažiuojat. Ir apskaičiuosit, kada bus geras tarpas. Ir va kaip jinai važiuosim į tą juostelę. Galit, varom, kaziukas. O, labai gerai, po į šitą juostelę. O, gerai. O, nes perėjo ten. Nes tad jums išvažiuot lieptų, o šitą galėsit dar ratu pro parką važiuoti. Pirmas čia, antras išėjai juos, o mes šitą ratu paskui troliką. Šitam žiedė 5 išvažiavimai. Taikos su kovo 11-osios ir dar draugystės. Ir čia išvažiuodami jau gali rodyti dešinį, tada jie anksčiau truputėlį stoja ir ten labai staigus posūkiukas, o mes laikomės krašto dešinio. Va, bet ten labai toksai užnešantis posūkis, tai va tie visi sportininkai prabėga. Ir čia mes tada važiuojame. Puikiai, nėra daugiau. Ir čia taip pat ta juosta tokia nei viena, nei dvi, bet mes laikomės šito krašto. Oficialiai čia va viena juosta, nes viena linija nubrėžta vidury. Tai prie troliko nereikėtų, jo, nereikėtų prie troliko lyst, o lengvosios tai dvi telpa kartais važiuoja dviem, bet čia priklauso. Iš gali dadėti dar 5 kilometrus, tada jam nereikės lysti, jie tada su srautu važiuoja. Ir dabar važiuokim žiedę 3 išvažiavimas, tai tikriausiai reikės kairesnės, vat jau ir rodo. Tai parodykit kairį ten. Galit, jisai leidžia, va. Matai, va, jis tikrai pasibijo, bet va ir išjunkim posūkį. Ir mes tada čia duosim kelią privažiavę, jeigu bus skambu. Ta mergelė dar nedaėjo, dar pravažiuojam. Mažinam greitį ir tada iki sankirtos. Va čia va sankirta ir kada bus laisva, tik tada mes. Va dabar gaziukas pust. Va jūsų šitą juostą. Ir mes ratu ir važiuojame, ten leis abiem išvažiuoti jum. Va, nes mes 3, jeigu reiktų čia, tai reiktų rikiuotis, bet mes dar toliau ratu važiuojam ir mums duoda kelią. Ir va, matot, leidžia 2 juostam. Rodo dešinį, tiesiai 2 juostą. Ta paspirtuką tik tai, jeigu lėks ten, tai mes jį nenutrenkim. Va, renkim greitį. Jo, jis čia pasižiūri. Ir tegu dega tas posūkiukas, didinam greitį. Ir kada bus laisva, grįšim į dešinę. Dabar pravažiuosim tas, kur pagrindinio kelio kryptis sukasi. Tai vat jau berniukai, mergaitės ateina, va šitą perį. Šitą kreivės tai labai tų perėjų daug yra. Na, va, galim judėti apsidairydami, kad netlėktų. Turime tą galvą labai pasukinėti, labai kaklų sveiką ir labai pėstiesiems sveiką, kai nenutrenkia. Tai dabar vėl žiedų 2 išvažiavimas, tai reikės 2 juostelės. Gal už šviesoforo, ne? Gerai, gali už šviesoforo. Nes gali bėgti pažeidėjai, bet jis nebėga. Ir rodau. Rodot, jisai čia stabdo sukti, bet mes dar pensininką turim, tai gal jį praleisim. Jo. Va. Ir tada judam, nes daugiau neatbėga. Ir tada, jeigu nėra, tai galit rikiuotis. Tai va čia trūksta ženkliuko, nes iš anksto tikrai ten nematot. Ir jeigu pirmoji, tai liepia išvažiuoti ten į pirmą išvažiavimą. Tai mes vat numatom, kad geriau 2 juostelė. Ir ten labai po to žiūrėsim, pagrindinių nepasižiūri normaliai nuo Baranausko atlėkia. Tai va, perėja ten tuščia bus, o tada dar mašinų sąžininkai pažiūrėsite. Sąžiningai nėra, tikrai spėsit, pažiūrėkit, puiku ir mūsų juosta va šita ir mums neužblokavę gerai ir mes ratu bus mūsų pagrindinis, bet jūs vis tik tai žiūrėkit, dažnai neduoda jum kelio, o ten norėsiu vidurinę juostą važiuoti, iš karto plačiau rodykit, gal dešinę vieną juostelę, va čia užtenka, išjungiam, noriu pro Baranauską, ten pro zoologijos sodą.
keičiasi pagrindinio kelio kryptis, tai va tą dar patikrinsim. Tai va čia dabar supratot, įvažiuodama antrą juostą, praleidžiam nuo Baranausko ir po to jau mūsų pagrindinis, bet mes vis tiek patikrinam, ar jie duoda kelią. Nes kartais tiesiai jie įlekia neduodami, nors nepastebi to ženklo.